aš norėčiau paprovokuoti, čia yra labai geras specialistas, tikiuosi, kad Lietuvoje jis atsirado. Tai karo istorikas, kuris nagrinėja strategavimą mūsų kariuomenės veiksmų ir aišku, jokios abejonės žemėlapis, be žemėlapio neįmanoma dalykų daryti ir turim puikią monografiją tokių ekonomikos. Tai va, reiškia, jau tai jūs žiūrėjote tą atlasą ir kuo jūs pasigedo, ir kita vertus, ar jūs nemanote, kad reikėjo būti daugiau kariuomeniai skirti dėmesio, buvo galima iš to, ką jūs, kaip supratau, iš jūsų monografijos turite. Ir parodyti, kad iš tikrųjų aiškesnį vaizdą, kas tai buvo ta kariuomenė. Tarsi gal esu klausimas, universitetas. Tai nesirašiau kalbės, mane direktorius išprovokavo, tai pirmas sakinys, kurį noriu pasakyti, tai, kad šitas leidinys tikriausiai yra vaizdų gurmanus. Jeigu mes kalbame apie knygos gurmanai, kur reikia skaityti, būna maisto gurmanai, tai čia knyga, kurią galima žiūrėti ir taip pažinti Lietuvos gamtą ir istoriją. O jeigu kalbėti apie karo istoriją ir karinius dalykus, tai taip, kaip direktorius ir paminėjau, mažai. Tai aš buvau prašytas gerbiamo daktaro Česlovo Laurinavičiaus parašyti matau, kad reikėtų čia žemėlapio su tarpukariu, aš išrašiau visą sąrašą ir kolegai nusiunčiau, kad tiek reikėtų tų žemėlapių tarpukariu. Tada kolega man atrašė, kad apsispręs, bet bus vienas. Tai tada reikėjo man apsispręsti ir aš bandžiau dalykų klausti, o kurio labiau reikėtų, sakė, kad tu geriau žinai. Tai tada aš dar pabėgiojau pas kolegas kitus, kurie su karo istorija, ir aš sakau, kolegas, klausykit, turim galimybę vieną įdėti. Tai kaip manot, kokią situaciją reikėtų atspindėti, nes vis dėlto tai buvo kintantis dalykas, 37 ir 40, tai labai besiskiriantis dalykas, nors tai yra praėjo 3 metais. Tai tada buvo apsispręsta, kad tai reikėtų galbūt tą situaciją, kuri buvo 39 metams, tai yra dar be Vilniaus krašto. Ir iš tikrųjų, kaip jūs sakote, galima būtų visą atskirą atlasą vien tarpukario Lietuvos karo istorijos tematiką padaryti, nes vis dėlto visi kariniai dalykai nekartografuoti, jie sunkiai suvokimi, galima ilgai prašinėti, kur kas ėjo, judėjo, planavo, ką užimti ir visą tai galima pavaizduoti vienu 3 žemėlapiais ir tada pasidaro viskas aišku. Tai tikrai tos medžiagos ir informacijos buvo ir yra daug daugiau negu įdėta į šitą atlasą. Tai aš neabejoju, kad ateityje tų darbų įvairių atsirastas daugiau ir daugiau. Daugiau, kad prie Lietuvos karo istorijos pastaruosiais metais ar pastarąjį dešimtmetį dirbome vis intensyviau ir daugiau, ko sovietmečiu nebuvo galima daryti, tai manau, po 1 metų mes tikrai pamatysime tų vaizdų tyrimų, atspindinčių tam tikrus tyrimus ir daugiau. Ačiū. Tai gal apibendrinimas mūsų šios diskusijos? Net nežinau, ką sakyti. Atsistojęs. Noriu palinkėti sėkmės savo kolektyvui rengiant 3 tomą. Atlaso iš tiesų tai tomas, kuris reikalauja didelio operatyvumo. Kadangi socialiniai reiškiniai nepaprastai skaitus pasirodo ekonominiai reiškiniai, tai krizės, tai pakilimo laikotarpiai, vadinasi, reikės labai greitai parengti ir stengtis labai greitai atspausdinti. Naudodamasis progą noriu padėkoti šaunią Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakulteto kartografijos centrui, o darbuotojams padėkoti už tai, kad jų pastangomis šitie fundamentalūs tomai buvo sukurti, jų pastangomis juos buvo galima atspausti ir atspausdinti ir išleisti. Na, o matyt, šito tritomio čia pasvajonę realiai. Būtų labai gerai, kad šitų tritomio, dar 3 tomas yra ateityje numanomas, nesibaigtų Lietuvos kartografija, Lietuvos kartografavimas, nacionalinio lygmens kartografavimas, kad laikas nuo laiko, kas 10 ar 15 metų, šalis turėtų galimybę gauti tokius apibendrinančius reikalus. Sektume suomių, latviškų, vokiečių, prancūzų, danų. Ačiū. Aš gal tiktais pratęsiu tai, kas buvo pasakyta profesorius ir gal grįšiu prie tų dalykų, kuriuos jau čia susakiau kalbėdamasis. Aišku, aš manau, kad
sakyčiau, ir raiškiausiai apibendrinta. Ir aš manau, kad labai gerai, kad atsirado šimtmečių ir aš manau, kad mes jeigu trečias tomas būtų suspėta, tai čia būtų tikrai dovana mums patiems. Pasidarykime dovaną, kita vertus mes geriausiai kaip valstybė, kaip visuomenė ir prisistatytum tam variantė, jeigu dar būtų tie angliški tekstai, jau labai greit padaromi, bet svarbiausia, kad jie įgautų tas skaitinamas variantą. Kad iš tikrųjų dabar be skaitmeninio varianto iš tikrųjų tas švarbuoja čia gražu, bet nereikia gailėti, reikia išvesti. Ir tada aš iš karto sakau, kad tai tada tarnaus gyvam mūsų gyvenimui, ta prasme mokyklai, muziejai. Reiškia galiausiai, reiškia ambasadų, kad esi mūsų reprezentuoti galiausiai perskaitėlės irgi, kaip žiūrėjau, pasinaudoti savo projekcijai. Ir aš linkiu, kad šitas įvyktų ir kad dingtų tas tam tikras, ta prasme, egoizmas, ta prasme, padaryta yra mūsų nusavybė, o iš tikrųjų tai yra mūsų visų nusavybė. Nu ir aišku, dėkuoju, pradžiausiai, labai malonu tą, čia va, jūs paminėjot, ta pati pradžia buvo, jie atrodo labai seniai užsimetusi, bet labai buvo tas laikotarpis intensyvus, bet kartu labai supratingas bendravimas vyko su laboratorija, su profesoriu. Ir tas buvo pažymėta mūsų instituto darbuotojų, jie džiaugiasi, kad gali turėti tokius bendradarbius ir iš tikrųjų labai jums dėkui profesoriui. O aš dėkuoju instituto žmonėms, kurie iš tikrųjų darė šitą darbą šalia planinio darbo, kas iš tikrųjų irgi galima sakyti, tai yra papildomų darbo buvo mūsų rengimo reikalas, pastangų atostogų sąskaita. Ir kita vertus buvo suprantama, kad daroma ne dėl to, kad čia man priklauso padaryti, dėl to, kad aš gaunu naudą, o dėl to, kad iš tikrųjų aš visą laiką kaip pareigotas, kaip šitoje esantis vietoj tyrinėtojas, ištransliuoti, padėti ištransliuoti, kad susivoktume, kad padėtų vienas kitam. Tai aš dėkoju savo instituto žmonėms, ir tada Vilniaus universiteto istorikams, tai padėjo Auskui, Černiui, kuris iš tikrųjų galėjo čia pokalbį įdomesnį padaryti. Tai, o ir dėkoju visiems, kurie domisi ir kurie, kaip matau, čia klausytis reikia, irgi supranta, kad toks atlasas tai nėra vien tik gražu, bet ir naudinga. Ačiū. Taip pat leiskite pakviesti viešosios įstaigos GIS centras direktorių Donaldą Rožanską. Tai dėkoju visiems susirinkusiems. Pirmiausia, labai norėčiau padėkoti šeimininkams, tai yra valstybės pažinimo centrui. Labai džiaugiamės, jeigu mūsų tas kuklus darbas, kuklus indėlis padės pažinti valstybės, padės pažinti geografiją, savo kraštą, ugdyti pilietiškumą. Tai turbūt, mums toks vidinis džiaugsmas ir pasitenkinimas. Naudodamasis progą noriu padovanoti pirmą ir antrą tomus valstybės pažinimo centrui, kad visi atėję piliečiai galėtų žiūrėti, vartyti, susipažinti, nes turbūt ir tikslas jo yra išleisti tam, kad ne kažkur gulėtų, kad būtų naudojamas kūrinys, kad neštų kažkokią naudą, pažinimą ir taip toliau. O mes būdami modernė įmonė, moderniųjų technologijų, informacinių technologijų įmonė, norime pažadėti, nežadam datos, bet norime pažadėti, kad tikrai anksčiau ir vėliau skaitmeninėje formoje tas atsiras. Jau šiandien galima surasti geoportal.lt kai kurios pirmojo tomo žemėlapius. Antrasis tomas dar laukia, trečiasis, žinoma, dar irgi laukia ateityje. Šiuo metu sprendžiame techninius klausimus, kaip tą pavaizduoti, kaip moderniamis technologijomis pateikti, nes taip atrodo tik tai, kad paveiksliuką mes galime lengvai pateikti, bet kad būtų interaktyvu, kad būtų įdomu, kad galima būtų atlikti analizę, sintezę kažkokią tai daryti. Tai irgi yra mūsų iššūkis. Tai aš manau, kad mes susidorosime su to iššūkiu, taip kaip susidorojo leidėjai, jų kolektyvai. Taigi, ačiū visiems susirinkusiems ir taip pat įmonės vardu kviečiu pratęsti diskusiją prie kavos arbatos puodelio
buvo, kodėl to nepadarėte, gal kažkokių tokių, kur intimesniai, artimesniai aplinkos